buvo mano pirma bėgimo treniruotė. Atsistatymas po ligos yra labai nemalonus dalykas, tas sugrįžimas į sportą yra netoks, kokio tikimasi. Ir prasidėjau 4 kilometrus, stengiuosi būti trečioje zonoje, nesukelti pulsą aukščiau, bet gavosi, kad trečioje zonoje buvau truputį daugiau nei pusę laiko, ketvirtoje zonoje irgi beveik pusę laiko. Tai tikslą įgyvendinti nepavyko, kūnas nuovargį reaguoja kur kas prasčiau, nei galėjau tikėtis. Tai va, mano varžybos dar toli, turiu laiko, kaip sako, prasilakstyti, viskas gerai. O visai ne už kalnų, 18 dieną bus Gyčio startas. Tai dar nieko nevalgėm, bėgam ant tuščio skrandžio, atsikėlę, prasirąžę, iš karto bėgom ir dabar grįšim, nusiprausim, pasiruošim ir eisim pusryčiauti. Koks lietus fainas. Gytis veda online treniruotę ir taip girdžiu, pradėjo smarkiai lyt. O išeisiu pažiūrėti. Tai čia lietus nebūna ilgai, manau, kad greitai pasibaigs. Pavalgėm pabėgimo kiaušų. Padirbo Gytis, aš pasigražinau ir dabar važiuojam antrų pusryčių, turbūt taip jau galima pavadinti. Galim pietus. Šiaip dažniausiai 2 kartus prieš treniruotę nevalgom, bet šiandien jaučiam, kad reikia. Šaras gavo fanarą, noriu parodyti. Labas rytas. Nu, pastonį valgom kasdieną. Ar skanu, ar verta? Skanu, pigu. O gali paaiškinti, kaip tu vakar vienas pavalgiai brangiau, negu mes dviese su Gyčiu? Nuvarėm į restoraną, kuris priklauso lietuviai. Ir aš užsisakiau koldūnų keptų ir steiką. Tai žinokit, vos neapsiverkiau. Taip skaniai nesu valgęs nuo Vietnamo. Pasiėmiau kavos ir pasiėmiau vandens su laimu. Atstatom skysčius tarp treniruočių. Espresso geriamas su pienuku. Ir Šaro pamokymai prie espresso visą laiką reikia orange juice. Čia toks pakmėlo mišinys gaunasi. Jeigu labai prastai jautiesi, pasiėmi kavos ir apelsinų sulčių, kad gliukozė sukeltų. Braškės ir mėgstamiausias. Sakau, važiuojant Tad manęs, jeigu reiks, aš parodysiu į Bičą važiuojant. Visiems parodysiu, kad Koks manęs mėgstamiausias? reikia. Mano mėgstamiausias braškės. Yra toks ženklas, kad tipo pagalba šaukiesi, matai, va reikia daryti, tai padėkit. Valgysiu šiandien karbonaro makaronus, prie jų atneša tokį duonos skrebutį, tai niekada nesuprantu, kam jis reikalingas. Pagal angliavandenių skaičių nebent. Nori? Italijai visada valgo. Nu tai valgyk. Aš pavalgysiu galiu. Jo. Sveikas pasirinkimas, barbecue, vištienos, salotas, viskas, ačiū. Yra padažiukas, kurį Gytis labai dievina, tai vat jau iškrapštytas. Aš šiandien kaupiu kalorijas, man treneris sakė, kad manęs laukia stipri sparingo partnerė, tai aš galvoju, reikia užsimest normaliai šiandieną. Ir taip turiu padėti. Pas mane viduj sūrio yra, sūrio ir kumpio. Aš esu storas. 220 batų. Stebėjau, kad mes per dieną po štuką išleidžiam praktiškai. Maždaug. Po 30 eurų beveik. 25. Esmė tokia, kad jūs dviese išleidžiat štuką, aš vienas išleidžiu štuką. Va, Bičas auga papildų parduotuvės teritoriją. Šaras ieško steroidų. Sakė, nori grįžti kur kas didesnis. Jau fainas. Čia tie gagnai turi tokias keistas gintarinės akis. Parduotuviai nieko nėra. Manau, kad pardavėjas pasivertė į katiną ir jo šitas miaukimas yra pagalbos šauksmas. Šitas sukelia raumenų augimą, bet sukelia ir kepenų žalą, išbalansuoja hormonus, tai aš noriu. Čia anabolikai, taip? Jo, ir tada
sukelia kraujotakos problemas ir, aišku, negalėsi dalyvauti kažkokiuose konkursuose, nes būsi steroidinis. Tai kiek ten yra tų buteliukų imam? Čia yra 500 tablečių. Čia va mano yra draugai du. Atvyko kartu į Tailandą su manimi. Eisi čia? Eisiu. Čia patiem nuvažiuoti parduotuvytės, žiūrim, ką čia gražaus galima nusipirkti, atsinaujinti, pasimotyvuoti, sportuoti, sugrįžti į salę. Tai šiaip pamačiau šitas tašes, yra įvairių spalvų, gal nusipirksiu. Grįžtam, pavyzdžiui, kur nors. Radau Lietuvos vėliavą. Mianmaras, man rodos. Nusipirkė BBC šortus. Iš karto atrodo, kad esi Max kovotojas. Neaiškus jau brandai. Čia irgi neaiškus kažkoks tais. Šitas parduotuviukas kažkoks padėlkinis. Taip. Gariūnai. Gyti gariūnai čia? Čia ta parduotuvė, kur visą laiką iš paskos vaikšto ir žiūri, kad nieko nepavogtumėm. Tas siautas kainuoja 2000 batų. Šiaip 50 eurų. O taip visada atrodo, kai moteris eina matuotis rūbus. Jam pasisekė, radom ko atsisėsti. Ar aš galiu su kamera ateiti? Manęs neįleido. O tai tau tas baltus paim? Pagausiu, prizuminau. Blogai. Atrodo, kad prieki vietos nėra. Gyti nuomonę. Einam, gal pamiegosim. Šiaip tai ne, prastokai atrodo. Prastokai. Negalima sakyti prie moters tiesiai, bet prastokai šitie šortai. Ne moters, šortai prastokai atrodo. Gyti gal dar elą paduok? Aš jau nusipirkau tos šortus baltus, kur matavausi prieš tai. Sumokėjau 53 eurus. Brangu. Bet jeigu patinka, kaip sakoma, reikia savo kartais leisti ir pasilepinti. Kaip vertinat mano šortus pirkinys? Puikus. Prastokai atrodo. Prastokai. Jis nuo manęs nusikopijavo, bet visai nieko. Nusikipijavau kitą spalvą, kitą dizainą. Nežinau, ar čia galima sakyti nusikopijuoti. Tai čia nelabai patiko, bet sakė, jeigu tu laiminga, tau patinka, tau reikia, im. Sakiau, ačiū. Sukom į Fairtech shopą. Pasižiūrėsim, šiaip iš tikrųjų tikrai labai didelė parduotuvė. Pasižiūrėsim, gal išsirinksim čia kažką gražaus. Noriu parodyti, ką nusipirkau. Tai čia yra saugo svarbiausią kūno dalį. Nosį? Ir ne. M užsidėjau, buvo per mažas. Po ligos atlikau pirmą treniruotę. Žiūrėsim, kaip čia seksis išgyvent. Lyrical prowess, stories unfold, beats and rhymes, pure gold. From the era, memories keep. Scratch the vinyl, DJs on. Treneris klausė, ar nesveriu 70. Po ligos, kai einam, pasižiūrėsim. Ir vyrus prasėsim prie to pačią, kiek sveriu. Ir lašiniai. Atrodo, kad zonai, karočiui. Tikiuosi, kad 50. 363. Kovosiu už kiek dienų? Už 10 dienų kovosiu už 60. Kovosiu kitą savaitę antradienį. Už kiek? Nežinau, nesvarbu sakė svoris. Turbūt per mažai biškį nesveriu. Ponas mūsų geras draugas. Ponas Romanų kalnas. Dabar banginis ateina.
Treniruotė kilogramą išprakaitavau, nes po pietų svėriausi 7,4 buvo. Bliam, čia tikrai kaip kaliūzė atrodo. Galvoju, gal masažiuką šiandien. Aš irgi koju. Great minds think alike. Lyrical prowess, stories unfold, beats and rhymes, pure gold. Šaras gavo mano kokteilį. Negerai blemba. Sakė, nemėgsta kokosų, o dabar iš kokosų neišlipa. Tai jau dabar skanu pasidarė ir tiesiog priprantama. Čia ne 3 žmonės geria, čia vienas žmogus geria. Reikia apstatyti jau skysčius, kad raumenų netrauktų. Tu dar kažko net neši iš gėrimų, ar viskas? Ne, iš gėrimų. Publika, ar aš auginu plaukus, ar aš skutu plaukus, kaip geriau. Kai aš jiems sakau, kad einu sportu, tai jiems toks tipo, tu čia persitempsi, išvarža bus, ten, žinai, susilaužysi. Blogas patirtis. Jo, žinai, sovietinis toks mąstymas. Va mūsų karta supranta, kad tu dirbi ofisą, tu turi eiti į klubą. Supranta, reikia judėti, reikia sportuoti. Skauda, auga. Toks jau vakarinis buitekas mūsų. Pasiklausim lovą ir eisim į masažą. O dabar vyksime į masažus. Gytis sakė, nori kojų masažą. Jau čia imsiu visą, bet stipriai rankų, kad nedėsiu. Gytis persigalvojo. Aš eisiu tikrai viso kūno masažo. Ir šiandien sugrįžau po pirmos treniruotės sportuoti. Esame po masažo, patirtis visų skirtingos. Man tai žiauriai patiko, mano močiutė atrodo susiliejo, jinai taip susiliejo su visų kūnu. Pajaučiu tiesiog visatos energiją, grįžau į įščias. Man tai, ta prasme, o keisčiausia buvo tai, kad jinai ne tik man galia glostė plaukus, bet taip jos patampė. Tai man atrodo, čia ir odos patempimas padarytas, viskas, mano galvos smegenėliai šoka. Su masažais visą laiką nežinai, ko tikėtis, nes pilna šitų močiulyčių. Labai gerai įsiminti vardą to, kurios patinka. Mane paglostė, laukiu, kada paspaudė. Tai va, dabar eisim dar kojų masažą. Mano patirtis tokia pat kaip Gyčia, mane tik tai glostė ir ant galo galvą paspaudžia, taip jau rimčiau, bet turbūt dėl to, kad plikas esu. Masažas valandos laiko kainuoja apie 11 eurų. Man tai labai patiko. Dabar einam arbatėlės atsigerti. Manau, kad vyrai čia nebegrįš, o aš tikriausiai grįšiu. Aš pasiruošęs matyti ryšius, dar kojo. Gimdymas dabar vyksta, pusė manęs bus išlindę jau, bet dar kojos iščias. Tai kadangi vyrai nepasijuto iščiuose, nusprendėm dar kartą nuvažiuoti kojų masažą. Šitoj perima telefoną Šaras. Dar dienelę po perima Gytis. Labas rytas. Evelina man liepė nusifilmuoti savo dieną, lyg kažkam būtų įdomu. Tai šiandienos planas yra neiti į 2 treniruotės, bet ryte prasibėgti ir pasidaryti su svoriais pratimų, o vakare eiti į grupinę treniruotę. Dabar lėkiu po dušu, apsirengiu, šoku į batus ir bėgu link salės. Lengvai šiandien. Bėgimas baigtas, salę aplankiau. Ilgai, pusę valandos kokių pasportavau. Ir dabar liko parbėgti namo. Pasiėmiau vandens. Karšta. Lėkiu. Parbėgau namo. Bėgti atgal buvo lengviau negu į priekį. Nežinau, ar dėl to, kad apšilo raumenis, ar tiesiog atsibudo organizmas. Bet tikrai žymiai lengviau parbėgau, negu nubėgau iki salės. Tai va, dabar einu, nusiprausiu, pavalgysiu ir truputį pamiegosiu. Nes po pietų į treniruotę jau Muay Thajus.
Du dalykai apie Tailandą, ką norėčiau paminėti, tai visą laiką valausi dantis su vandeniu iš butelių, dėl to, kad krano vanduo yra nesaugus. Ir po treniruočių mėgstu išsiplauti akis dirbtinėmis ašaromis, kad nepasigaučiau infekcijos. Taip pat, jeigu įsidraskiu ar kažkas panašaus, tai turiu va tokį betadiną, jisai dezinfekuoja žaizdeles. Dabar važiuojam į antrą dienos treniruotę. Muay Thaijaus treniruotė bus. Porą valandų pasportuosim ir pavalgysim. O tada bus matyti, šiandien liktais rinksimės pažiūrėti kovų su marozais. Nežinau, ar kažkas girdisi ar ne. Bet jeigu nesigirdi, tai bus juokingas momentas. Po treniruotės susiruošiau, įsimečiau rūbus skalbti ir dabar varysiu į salę atgal, nes ten barbecue vakaras, bendruomenės, tai pažiūrėsim, kaip jie ten laikosi. Vietinių gėrimo žaidimas. Kaip nugirdo atvažiavusius. Mes dabar rankytę, delnų žemyn arba delnų aukštyn. Jeigu vienas išsiskiria, tas kuris išsiskiria geria. One, two, three. One, two, three. Okay, you and him, rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. Norėjau pralaimėti šiaip. Tai ką, diena baigta, pasėdėjom valandikę prie griliaus, skaniai labai pavalgėm, įdomiai pabendravom su vietiniais, o dabar grįžom namo ir žiūrim One Championshipą. Labas rytas. Šeštadienis. Už kelių dienų mano kova, antradienį kova bus. Ir šiandien dar bėgsiu, kiekvieną dieną bėgu pusvalanduką ramiai. Trečioj zonai daugiausiai, tai gaunasi 5 kartais kilometrus išbėgu, kartais beveik 5. Tai va, nesinori kiekvieną rytą keltis, tingisi, bet keliuosi ir bėgu, kaip sako, pradžiai kova su savim, o paskui jau kova su priešininku. Tai va, tai dabar yra 8 ryto ir eisiu budinti tėvus ir eisim prasibėgti lengvai. Nu, po bėgimuko 5 beveik kilai šiandien. Tai rytoj poilsio diena. Bus 6 bėgimai šią savaitę buvo visai nemažai. Atrodo, iš tikrųjų visai kūnas atlaiko. Tai raumenų traukia tik tai po vakarinės treniruotės, kai labai jau ten daug skysčių išsitaško, kalorijų. Anksčiau siekiau treniruotę, tai jaučiasi, kad buvau neprisitaikęs prie to, kaip tokio tipo treniruotės 2 valandos. Plius treniruotė, pulsas ten vidutinis apie 150-160 beveik. Ir 20-30 minučių 5 zonai, tai 2500 kalorijų. Tai tokios treniruotės vakarinės būna ištaško labai stipriai. Tiesiog atima kojas, pradeda traukti raumenis, pilvo preso, kojų ir panašiai. Tai šiandien dar turėsim dar vieną treniruotę. Šeštadienio vakarinė treniruotė 4 valandą, sako, bus sparingai ir technika. Tai žodžiu, kiekvieną dieną šiaip turim sparingus. Tai tie sparingai lengvi, tai kažkaip įpranti prie jų jau. O rytoj poilsiukas. Rytoj ramiai, pasiruošimas šiek tiek savaitei. Dar šiandien ir darbų neturiu, kadangi šeštadienis. Tai tą laiką išnaudosim arba miegot, arba važiuosim kažkur pavalgyti, pabūt. Bet dangus ne pats gražiausias, apsiniaukia kaip Lietuvoje, Cepelinas. Tai galimai mūsų planai važiuoti gali būti šiek tiek sujaukti.
Važiuojam valgyti, nežinau kur. Mano moteris ištinga, nuostabi, užsimanė pavalgyti kažkur kitur. Mes valom ten pat visą laiką, šiandien noriu kažko naujo. Nežinau, ką pasirinkti, galimai... Noriu jau kepti kiaušinių, jau nebenoriu. Galimai paleis vidurius. Gal ir ne. Labai didelė porcija vištienos su salotom. Atrodo. Tai šitą. Dar turim salotų. Turim salotų tiek. Nežinau, klausiu, kur mano salotos dingo. Gal išvalgė eidama. Tai biškas nepatenkintas. Vištiena irgi atrodo nelabai kokie. Galvoju, kad pastonį reikės eiti davalgyti. Kaip su masažais, eisim dasimušti ten, kur pažįstam, žinai. Sriubelės. Man tai skanu, man patinka, aš nežinau, ko čia skūsis galima. Nunešė jo lėkštę salotų patvarkyti, tai jisai pasiėmė cheesy dipą, atėmė iš Evelinos batono gabalą. Žinau, ketvirtąją batoną. Keistas. Aš nejaučiu, kad pavoju, man reikia dabar būti tam. Grybų sriuba, man patinka. Labai arti kažkaip aš jūsų veidų. Nu, palinkėkit, kokį nors palinkėjimą. Kam? Smulų kalėdų ir laimingų naujų metų. Like, prenumeruokite, subscribe. Sakykit. Saulėtos vasaros Lietuvoje, mažiau lietaus, derlingos žemės, laimingų akimirkų. Like, subscribe, down below. O maniškai nunešė kitam vyručiui, žinau. Dabar Gytis jau patenkintas. Gavau daugiau salotų, bet mačiau, kad mano nunešė ten kitam staliukui. Bulvinė per daugiausiai. Einam į papildų parduotuvę. Man lieka filmuotis dabar. Tai va tai. Pasižiūrėsim, šiaip tai drabužiai, bet yra ir papildų toksai fancy pastačiuks. Žiūrėsim, kažką bandysim išsirinkti. Kaip Tailande gauti geriamo vandens. Yra tokie aparatai. Ir čia va, sumoki vieną batą už litrą. Fun fact, čia didelės bonkės ne po 5, o po 6 litrus. Tai va tokį dičkį. Žaliai vieno dičkio užtenka mums tik tai vienai dienai, nes per treniruotės dviesiai išgeriam 6 litrus. Šeštadienio treniruotė over, vakarinė sunki, sparingėlį technika. Vyrukai kabina naują kriaušę, daug sveria. Sakė, only strong man pakvietė. O šiandien jau dabar ilsėtis, sekmadienis ir to poilsio. Šitas kontentas močiutei, kad matytų. Atvažiavom į bažnyčią sekmadieniniam mišioms. Tai va, tai turim tokią vat bažnyčią. Ačiū, kad stebite mūsų turinį. Šį kartą būtų tiek. Visai neužilgo video apie mūsų pasiruošimą kovoms. Stay tuned.